Naktinė meditacija, pokalbis su gimine. Svarbus momentas. Prieš pradėdamas dirbti, išsakyk tiesioginę intenciją, kad viskas, kas vyks šiame darbe, vyktų nepažeidžiant nė vieno giminės nario laisvos valios, tai yra, darbas vyks tik tiems, kurie to nori ir tą pasirenka ir jau yra pasiruošę šiam darbui. Užsimerk, įsitaisyk patogiai, sėdėdamas arba gulėdamas ir pradėk giliai kvėpuoti. Giliai kvėpk, lėtai ir tolygiai iškvėpk, stebėk savo kvėpavimą. Taip kvėpuok tol, kol kvėpavimas taps tolygus. Stebėk, kaip įkvėpi lengvai ir kaip iškvėpi ramiai iki galo. Tarsi iškvėptum visas problemas, sunkumus, sudėtingas situacijas. Ir su kiekvienu iškvėpimu tu jauti vis didesnį atsipalaidavimą, lengvumą. Ir vis labiau pasineri į meditacinę būseną. Paleidi viską, kas yra išorėje, paleidi mąstymą ir visas mintis. Dabar sutelk dėmesį į savo širdies plakimą. Pajusk jos ritmą, susiliek su juo. Ir dar giliau pasinerk į vidinius procesus. Dabar pakvėpuok širdimi, užpildydamas visą savo išorinę erdvę širdies virpesiais. Dabar iškvėpk iš širdies į žemę ir paleisk likusią įtampą. Ir tarsi susiderink su žemės energijomis. Pajusk jos meilę, rūpestingumą, motinišką, žemišką palaikymą. Dabar iškvėpk aukštyn į visatą, į kūrėjo erdvę, ir įkvėpk jo besąlyginę meilę ir prisipildyk jos. Pripildyk kiekvieną savo ląstelę meilę, šviesa, klestėjimu, džiaugsmu ir pajusk, koks esi pilnas. Tarsi ši pilnatvė lietųsi iš tavęs kaip meilės srautas ir tu įsivynioji į šį srautą tarsi į kokią antklodę, tarsi į minkštutėlio šilko kokoną, rūpestinga, mylinti. Ir šio kokono švytėjimas stiprina tave ir stiprėja tol, kol pasiekia maksimumą ir ištirpdo bet kokį negatyvą esantį tavo išorinėje erdvėje ir už jos. Viskas, kas nėra 100% dieviškosios energijos ir meilės, ištirpsta ir palieka tavo erdvę. Tarsi susidaro apsauginis apvalkalas, per kurį nebegali prasiskverbti niekas, kas yra mažiau nei 100% dieviškosios energijos, nei mintys, nei energijos, nei esybės, niekas. Tu esi saugus ir ramus. Ir dabar įsivaizduok, tarsi visa tavo šeima, o už jos visa tavo giminė stovėtų tau už nugaros. Pagal principą tėtis dešinėje, mama kairėje. O už jų stovėtų jų tėvai pagal tą patį principą tėvas dešinėje, motina kairėje. Už jų stovėtų jų tėvai ir taip visa kraujo saitai susieta giminė iki 7 kartos ir dar toliau iki giminės sukūrimo. Ir dabar pakviesk ir vizualizuok daug šviesos. Tarsi iš visų pusių ima lyti auksinis lietus. Tokia mylinti auksinė besąlyginė kūrėjo energija užtvindo visą giminę, išsirikiavusią už tavęs. Ir dabar širdyje ir mintise pakviesk visus tuos, kurie buvo dėl kažkokių priežasčių atstumti, išstumti arba atskirti iš giminės. Ir tuos, kurie patys savo norų atsiskyrė nuo giminės.
Ir taip pat visus tuos giminės narius, kurie stovi ne savo vietose, kad jie užimtų tinkamas ir tik jiems skirtas vietas. Giminės sistema yra labai išmintinga sistema. Ji atmena visus ir prisimena visus, kurie kada nors gimė arba turėjo gimti šeimose priklausančiose giminiai. Giminės sistemoje yra vieta kiekvienam. Ir dabar prašyk, kad būtų atkurta teisinga protėvių energijos tėkmė, nuo seniausio iki jauniausio, nuo ištakų iki dabar, iki tavęs. Pagal dieviškuosius įstatymus vyresnieji duoda, jaunesnieji priima. Priima gerbdami viską, ką išgyveno vyresnieji, ir su dėkingumu už gyvybę ir gyvenimą perduota ją toliau savo vaikams, savo ateičiai, savo projektams ir tikslams. Ir pamatyk arba įsivaizduok, arba pajusk, kaip teisingai atkurtas giminės energijos rautas pradeda galinga srovė tekėti iš pačių ištakų, nuo vyriausiojo iki jauniausiojo giminės nario. Jei negali įsivaizduoti arba matyti, tiesiog žinok, kad tai vyksta. Iš aukščiau plūstančios galingos, besąlyginės kūrėjo meilės jėgos įsilieja į giminės energijos rautą, pripildydamos kiekvieną giminės narį ir pagal laisvos valios principą galiojantį visatoje, šį galingą energijos rautą priima tik tie giminės nariai, kurie renkasi tai daryti ir kurie yra tam pasirengę. Žemėje buvo daug neigiamų patirčių, sunkių išbandymų ir daugeliui trūko meilės. O šis teisingai sudėliotas srautas, tekantis per giminę, srautas nešantis savyje išmintį, dėkingumą, meilę ir palaiminimą, teka ir pasiekia visus tavo protėvius, esančius giminės ištakose, tūkstančius, o gal ir šimtus tūkstančių žmonių, užpildo jų erdvę ir atiteka pas tavo senelius ir tėvus, užpildydamas jų erdvę, o tavo tėvai visą tai perduoda tau. Teisingai tekantis protėvių energijos rautas neša aukštyn tik tai, kas geriausia ir naudingiausia giminiai. Neša milžinišką jėgą, tūkstančių žmonių galią ir palaiminimą bei išmintį. Ir tavo erdvė prisipildo, galbūt tu taip pat turi brolių ir seserų, kuriuos gali, jei jie to nori, pakviesti prisijungti prie šios energijos tėkmės, šio galingo, visą ką pripildančios rauto. Ir tu leidi šį srautą toliau savo vaikams, kad jie gyventų tokiame teisingai tekančiame giminės energijos raute. Ir juos nukreiptų jau į savo vaikus, į savo ateitį, į savo projektus ir tikslus. O dabar atsisuk veidu į visą savo giminę. Jie visi stovi prieš tave. Gali įsivaizduoti ją kaip drugelį, centre tu, tau iš kairės mamos giminės sparnas, o tau iš dešinės tėvo giminės sparnas. Ir padėkok jiems visiems už savo gyvenimą. Kažkada tu pasirinkai šią konkrečią giminę, kurios dėka tu gali įgyvendinti savo užduotis šiame gyvenime. Kreipkis į visus juos su dėkingumu už gyvybę, su pagarba jų visų gyvenimams, kurios kiekvienas jų nugyveno taip, kaip mokėjo, susitvarkė taip, kaip galėjo, išlaikė savo egzaminus, praėjo savo pamokas taip, kaip buvo numatyta jų užduotyse. Ir dabar, žvelgdamas į visą savo giminę, paprašyk, kad pasirodytų, išplauktų arba kažkaip kitaip pasireikštų būtent tos giminėje susiformavusios programos, kurios daro įtaką dabartiniam tavo gyvenimui.
Jos gali pasirodyti gal kaip švieselės virš giminės, gal kokie rutuliukai, arba gali ateiti minties forma. Tau nebūtina jų įsivaizduoti arba vizualizuoti. Jei nieko nematai, gali pajusti, arba mintise gali staiga sužinoti, kad yra tokia arba tokios programos. Ir dabar kūrėjo šviesos raute prašyk ištirpinti viską, ko galbūt ir nesuvoki. Viską, kas jau pasenę. Viską, kas netikra ir kas tau nereikalinga. Nebetarnauja tavo tiksloms ir užduotims. Viską, kas gali lengvai ištirpti kūrėjo šviesoje čia ir dabar. Ir pamatyk arba pajusk, ar dar kas nors liko. Jei matai, jauti ar žinai, kad dar kažkas liko, pabandyk pajausti arba paprašyk, kad tau priimtina forma per tavo intuicijos kanalą ateitų informacija. Kiek dar tokių programų liko? Viena ar daugiau? Apie ką tai? Kokia tai programa? Kaip ji tave veikia? Ką ji tau transliuoja? Kuo ji prisideda prie tavo sielos užduočių? O dabar paprašyk, kad pasirodytų arba kitaip tau pasireikštų tie giminės nariai, arba tas giminės narys protėvis, nuo kurio prasidėjo šios programos arba ši programa, kuri tebeda tau įtaką ir šiandien. Jie gali patraukti tavo dėmesį bet kokiu tau priimtinu būdu. Gal išryškės koks rutuliukas arba švieselė, kuriame nors giminės sparne. O gal atsiras koks nors atvaizdas. O gal gausi staigią mintį apie kažkurį protėvį. Bet kokiu tau artimu intuiciniu būdu jie būtinai patrauks tavo dėmesį. O dabar, kai jau žinai šios programos ištakas, prašyk daug šviesos ir nukreipk ją į visus šio arba šių žmonių gyvenimo įvykius, daug gydomosios, harmonizuojančios kūrėjo šviesos, kuri pasiekia kiekvieną jų gyvenimo patirtį, momentą, situaciją. Ypač tą momentą arba situacijas, kai susiformavo programa, turinti įtakos kitiems giminės nariams. Parodyk jam arba jiems, kiek giminės narių, o gal net kartų, paveikė tos programos, kurias jie sukūrė. Parodyk jiems, kad tu juos matai ir kad nepaisant visko, tu gerbi jų gyvenimo kelionę ir viską, ką jie išgyveno. Ir dabar prašyk, kad ta siela arba tos sielos, sukūrusios tą programą arba su ją susietos, paleistų ir uždarytų šią patirtį ir šią programą, kad ir kas ten įvyko. Įsivaizduok, kaip didžiuliai šviesos srautai užpildo kiekvieną giminės narį ir visus tos žmonės, su kuriais buvo susiję šios programos. Ir jie leidžia savo atšaukti bet kokią galią visų ištartų žodžių, prakeikimų, susitarimų, priesaikų, pažadų, įžadų, bet kokių nešvarių ketinimų, bet kokių kontraktų ir sutarčių, įtakojusių šios programos susiformavimą. Ir prašo juos, visus šios susitarimus, įžadus ir taip toliau, uždaryti, užbaigti čia ir dabar, visuose lygmenyse, visuose erdvėse, visuose laikuose ir metmenyse. Grąžinti svetimą ir atsiimti savo. Panaikinti bet kokius iškraipimus, atleisti skriaudėjams,
paprašyti atleidimo už padarytą žalą, atleisti savo, kad ir kas nutiko, kad ir kas įvyko. Kiekvienas protėvis renkasi padaryti tai laisva valia, atleisti savo už visus savo pasirinkimus ir užbaigti bet kokius susitarimus su energijomis, kurios turėjo įtakos šiems pasirinkimams ir visiškai apsivalyti nuo tokio pobūdžio patirčių. Čia ir dabar. Visuose lygmenyse, visose erdvėse, visuose laikuose ir metmenyse. Viskas, kas susijęs su šia patirtimi, kiekvienam tai pasirenkančiam laisva valia yra išgydyta, už viską yra atleista, viskas yra palaiminta tiesiog čia ir dabar, ir niekas iš šios patirties nėra perduodama toliau. O tiems, kurie to atlikti dabar nepasirenka, tam nėra pasirengę, tebūnie paklojamas tvirtas ateities galimybių pamatas. Ir kai vieną dieną šios sielos bus pasirengusios, jos jau turės galimybę savo sprendimu, savo pasirinkimu ir savo laisva valia uždaryti ir išgydyti visas šias programas. Ir dabar tegul ši išgydymo šviesa ir energija nuo kiekvieno iš tų protėvių, nuo kurių prasidėjo programos, išsilieja toliau ir pasiekia visus kitus giminės narius, kuriems taip pat turi įtako šios programos. Taip pat ir tave pasiekia ir visus tavo palikuonis, jei tokių šiuo metu turi. Ir kiekvieno protėvio laisva valia atšauktas ir anuliuotas bet koks šių programų poveikis išnyksta visiškai be jokio pėdsako. O dabar pranešk kiekvienam savo giminės nariui, šeimos nariui, savo protėviui. Aš atsiprašau, man labai gaila, kad tau teko tai išgyventi. Aš myliu tave. Dėkoju tau. Aš atsiprašau, man labai gaila, kad tau teko tai išgyventi. Aš myliu tave. Dėkoju tau. Aš atsiprašau, man labai gaila, kad tau teko tai išgyventi. Aš myliu tave, dėkoju tau. Visos šios programos palaipsniui atšaukiamos, anuliuojamos, ištrinamos. Giminė apsivalo nuo jų ir tarsi tampa šviesesnė, švaresnė, džiaugsmingesnė. Ir tokiame dideliame šviesos debesyje tarsi pakyla į naują lygmenį, paleisdama senąją praeities paradigmą, kurioje buvo įstrigusi, ir pasirinkdama naują, harmoningesnį, tobulesnį vystymosi kelią visų ir kiekvieno giminės nario labui. Ir dar kartą patikrink, ar yra šių programų likučių, ar yra kokia nors giminės įtaka tau, o tavo giminiai. Ar dar giminė turi kokių nors lūkesčių tau, kad esi jai už kažką skolingas. Jei tą atradai, duok daug šviesos, daug šviesos. Ir ištirpink tai, ką atradai. Ir dar kartą padėkok savo giminiai, savo genčiai už gyvenimą ir pasakyk jai, kad sąmoningai renkiesi priimti naujojo laiko energijas. Kad dabar žemė yra daug saugesnė, daug stabilesnė ir ramesnė, ir tai leidžia gyventi lengviau, paprasčiau, džiaugsmingiau ir laimingiau. Gali pasakyti, su didelė pagarba jums, jūsų gyvenimams ir viskam, ką jums teko išgyventi, aš atmetu bet kokias destruktyves ir pasenusias programas ir bet kokią jų įtaką
ir aš jų nebesirenku. Aš turiu dievišką teisę į savo kelią, į savo patirtis, kurių dėka aš formuosiu naujus modelius, šviesesnius ir tvaresnius šablonus savo giminės atminčiai ir ateičiai. Bet aš gerbiu kiekvieną jūsų patirtį ir viską, ką jūs išgyvenote. Aš be galo dėkingas jums už gyvenimą, bet dabar jau esu pasiruošęs eiti savo keliu, gyventi savo gyvenimą, savo ir visų aplinkinių labui, kiek tai yra įmanoma ir harmoninga man ir visiems aplinkiniams. Ir dabar tarsi atsisuk nugarą į visą giminę, į abu jos sparnus ir pajus, kaip tūkstančiai žmonių tave laimina ir linki tau laimingo, gausaus, harmoningo ir džiaugsmingo gyvenimo. Kad giminės sergėtojai ir globėjai tau dovanoja dovanas. Gali net apžiūrėti, kas tai, kokie tai daiktai ar savybės. Ir tu jas priimi su dideliu dėkingumu. Ir pajusk arba pamatyk, įsivaizduok, kaip tau po kojomis klojasi tavo kelias. Stabtelk trumpam. Ar dar yra kažkas, kas verčia tave atsisukti į giminę arba žiūrėti savo po kojomis? Jei dar yra kažkas, tiesiog apšviesk tai kūrėjo ir savo dėmesio šviesa. Daug šviesos. Ištirpdyk tai ir panaikink bet kokius apribojimus, ryšius, sąsajas. Viską, kas tau nebetarnauja, nebeneša gėrio. Ir žvelk į savo kelią, į savo gyvenimą. Ir leisk savo lengvai ir džiaugsmingai eiti savo keliu, jausdamas didžiulę šeimos ir giminės galią ir palaikymą. Leisk savo gyventi, giliai kvėpuoti, mėgautis gyvenimu, džiaugtis, jausti, gyventi savo puikų gyvenimą harmonijoje su savimi ir pasauliu, su didžiulė atrama po kojomis. Pajusk, kaip tvirtai žengi abiem kojom. Tarsi tavo užnugarį saugo abu protėvių sparnai, kurie tave laimina, suteikia stabilumo, patikimumo, saugumo, stiprina ir užpildo. Ir su dideliu dėkingumu aktyvuok savyje šią protėvių išmintį ir jėgą. Toliau gyvendamas savo gyvenimą harmoningai, jausdamas savo vertę, savo svarbą šiam pasauliui ir visai giminiai, jausdamas savo vietą giminėje ir pasaulyje ir matydamas savo gyvenimo kelio perspektyvą. O dabar padėkok visoms sieloms, kurios buvo pasirengę dalyvauti šiame darbe ir jį atlikti, kurios padėjo, palaikė ir sutiko pasveikti, išsivaduoti iš senų paradigmų. Padėkok ir savo už šį darbą. Padėkok savo aukštesniesiems aspektams ir energijoms, kurios lydėjo šio darbo metu už pagalbą. Ir palaipsniui grąžink dėmesį į kūną, pajus kojas ant grindų, gali pajudinti rankas, kojas, pagniaužyti pirštus. Pajusk, kaip drabužiai liečia kūną. Atsimerk, giliai įkvėpk. Kelis kartus pakvėpuok iš žemės ir į žemę. Ir visiškai sugrįžk į savo kūną ir į aplinką, kurioje esi. O aš dėkoju tau ir linkiu gėrio ir laimės.